Aš esu Daiva Jurgutienė, užsiimu hobį, laisvalaikių pynimu iš vytelių. Vytelės pati ruošiuos, renkuosi iš pakelių, iš pamiškių, jas apdoroju reikiamų būdų, išsidžiovinu, pasiruošiu pluoštą, kai laiko turiu, tada jau ir pinu, kol gaunasi gaminys jau tada. Išmokau pinti, kursus lankiau prieš 12 metų. Man patinka tokie rankdarbiai, nes, kaip pasakyti, nuramina sielą, atgaiva, kad galiu kažką tai nupinti ir, tiesiog labai toks malonus pomėgis. Tiesiog toks geras užsiėmimas. Neturim kas veikti. Ir pinu. Daugiausiai pinu mažesnios apimties krepšelius, krepšius ir šiaip ant stovelius gėlėms. Mažesnis apimties, nes man baldai nėra galimybių, nes neturiu patalpų pinimui ir nepinu baldų. Šiaip tik tai krepšeliai, kur pagal galimybės pinu. Galiu nupinti pagal užsakymą, jeigu patiktų kam, ir šiaip nupinu ir kai kam ir padovanoju. Ir dovanoms pinus, kai norėjau padovanoti. Jeigu labai reiktų, per vieną dieną, kai jau labai pasispaus, bet per vieną dieną biškai sunkuoka, nes paskui nupinus to gaminį reikia ir balinti, ir su lipalu sutepti, ir dar, jeigu kad jau gražiau blizgėtų, dar reikia ir lakoti. Tai jau išeina 2 dienas pilna, nes reikia iki galo tur gražiai. Galėčiau sudalyvauti kitose rajonuose, šventėse, mūgėse, jeigu tai pakviestų. Ir man tai būtų labai malonus užsiėmimas, malonus pomėgis, kad galiu kažkur tai sudalyvauti, kad mano darbus kažkas pastebės, kad būsiu įvertinta, kad tiesiog noriu būti kažkam reikalinga, kad pamatytų mano sugebėjimus ir kiti žmonės. Ne tik mūsų rajone. Labai tikrai norėčiau, kad pamatytų. Šiuo momentu pardavimui neturiu, nes kiek jau turėjau, tiek jau ką ar padovanojau, ar atidaviau, jau šiuo momentu tikrai neturiu. O jeigu kam patiktų, galėčiau nupinti, nes turiu ir pavyzdžių pati savo pasilikus, kas man jau patinka. Ir kitų net pavyzdžių jau nebeturiu, nes, kaip sak, atvažiavo į svečius, atvažiavo, pamatė ir nupirko, ir nebėra tų kitų tokių pačių kažkaip ir nebenusipina. Daugiausiai pinu žiemą, rudenį, kai yra laiko, o vasarą nėra galimybių pinti, nes labai kaitina saulė, išdžiovina vytelės, reikia kas pusvalandį mirkyti ir vėl pamirkai pusvalandį ir vėl eini pinti, labai išeina ilgas procesas, labai ilgas. Pavasarį, prieš Velykas, tada parduodu. Šiaip žiemą, daugiausiai žiemą pini, nes kai išsimirkau vytelės, man ilgai kelias valandas galiu nebemirkyti, jau galiu pinti.